Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu Sandra Gabrielė Vileito ir šiandien kviečiu Jūs susipažinti su MEF Scientific įkūrėja Marija Valaitė. Asmenybė, kuri tikrai savyje talpina labai daug ir turi ko pasidalinti. Sveika, Marija. Labas. Labai smagu tave čia matyti, ačiū, kad skyrei laiko ir atėjai pas mus į mūsų tinklalaidę. Ačiū labai Jums už kvietimą, kad galiu pasidalinti savo istoriją. Aš manau, kad tavo istorija yra tikrai įkvepianti, bet prieš neriant į tą tokią dabartį ir kas vyksta tavo gyvenime dabar, gal pradėkime nuo tokių gelmių. Žinoma. Tai grįžkime šiek tiek į vaikystę, pasinerkime į ją. Ką mėgdavai veikti vaikystėje? Tiesą sakant, vaikystėje aš labai mėgdavau visokias berniukiškas veiklas. Žvejyba, sportus, viskas, kas aktyvu buvo, kaip ir man labai artima. Nors turėjau iš tiesų ir tą gana išreikštą meninę pusę, rašymą, tą tokį jautrumą, bet laisvalaikį tikrai leisdavau labai daug gamtoj ir labai daug su draugais, toks socializacijos nemažai, tai mes, sakyčiau, kaimo, gamtos ir laukų vaikai buvom kartu su sese. Apskritai toks visa vaikystė, kiek atsimenu, mano asociacija yra su žalia spalva, kad jauti tą tokį grinai santykį su gamta, tai gal sakyčiau, labai daug tas ir davė santykyje apskritai ir dabar su gamta, kas mane įkvepia, tai iš vaikystės tas visas kelias yra atėjęs iki to, kol esu dabar šiuo metu. Buvai, kaip mes mėgstam pasakyti, gamtos vaikas. Tikrai taip. Visos vasaros pas senelius, pas močiutės, sodybose, sodose, prie vandens. Tikrai mane kažkaip labai įkvepia tos stichijos. Smagu girdėti. Ir tikriausiai visi vaikystėje pasvajodavom, ko norim būti, ką norim veikti gyvenime, kai užaugsim. Taip. Tai kuo tu norėjai būti? Aš tiesą sakant, norėjau būti gydytoja. Visą gyvenimą galvojau, visą vaikystę galvojau, kad būsiu gydytoja. Iki tol, kol supratau, kad kraujas yra ne man. Labai tikrai kelia daug streso. Bet tam tikra prasme gydytojo misija yra padėti vienaip ar kitaip, ar ne, pagal tai, kokią jau renkiesi specializaciją. Tai mano dabartinis karjeros kelias irgi yra per tam tikrą pagalbos formą žmogui, moteriai. Tai gal taip labai nenutolau filosofiškai žiūrint, bet praktiškai gana toli. Tai iš gydytojos realiai nebuvo taip, kad turėčiau svajonių būti ten astronautė, dainininkė, šokėja, tikrai ne. Labiau aš visą laiką fokusavausi į tokias konkrečias ganėtinai apibrėžtas specialybės, nes man patinka konkretumas apskritai gyvenime. O kuriam etape ta medicinos ir medikės svajonė dingo kažkur? Mano kartoje apskritai mokykloje praktiškai visa mano karta medikai arba teisininkai ir aš tokia jaučiu vis labiau gal šiek tiek į kūrybinę pusę. Ir mačiau, kokie yra žmonės, kurių pasiryžę tikrai ir mediciną studijuoti ir sakau, kažkaip mes su jais daugiau laiko praleisdom ir prasidėdavo įvairios temos ir aš jausdavau, kad nėra taip, kad trauktų, labiau gąsdina, tai kaip yra tenais per tos pokalbius apie visą biologiją, anatomiją, kraują ir taip toliau. Tai toje vietoje ir kažkaip supratau, kad man galbūt reikia ieškoti labiau tokio verslo studijų, verslo krypties, verslo pasaulis pradėjo dominti. Ir taip kažkaip nebuvo, kad vieną minutę viskas paėmė ir nutrūko, labai natūraliai evoliucionavo. Vertybiškai ne, noras padėti liko, bet kryptis, kaip aš tą darysiu, tai pasikeitė. Taip sakyčiau, gal tiesiog prieš renkantis studijas, aš jau žinau 11-12 klasėje, kad kažkur reikės krypti ne į mediciną. Tai realiai, kai jau rinkaisi studijas, supratai, kad tai bus ne medicina, tai ką pasirinkai ir kurią kryptim toliau žygiavai? Tai aš pasirinkau, šiaip labai rinkausi studijuoti ar užsienyje, ar Lietuvoje, nes irgi buvo didžiulė banga išvažiavimo į tą užsienį. Protų nutekėjimo, nerimas apskritai Lietuvoje tuo metu buvo, kas iš tikrųjų šiuo metu yra be galo geras dalykas atsigręžus, nes visi išsilavinę sugrįžta su tarptautiniam patirtimi. Bet aš tuomet irgi rinkausi medijos studijas, komunikacijos, verslo, tarp šitų specialybių pagrinde. Nes viskas ganėtinai mokykloje gerai sekėsi ir toksai atrodo, kur tu gali sudėti tą tokį kompleksišką savo gebėjimus kompleksiškus. Tai ir įstojau į kūrybinės industrijas. Apskritai buvo, man atrodo, pirmoji ar antroji dar tik tais laida universitete VGTU. Ir buvo labai įdomu, labai daug laisvės,
tuo pačiu kūrybai ir tuo pačiu tokių tų vadinamųjų hard skills gavome, dėl to, kad tu išmoksti dirbti su visom programom, bet tuo pačiu ir tavo verslo pusė labai skatina vystytis. Ir gaunasi taip, kad pagrindinė, kaip aš galėčiau apibendrinti studijų, ta idėja buvo, kaip savo talentus, idėjas komercializuoti. Ir po to pabaigusi bakalaurą įstojau Vilniaus universitetą į verslo lyderystę, kas irgi man atrodė labai artima. Svarsčiau, rinkausi tarp ekonomikos, bet ekonomika ne iki galo galbūt irgi buvo mano dalykas iš patirties. Tai sugrįžau tada į šitą verslo valdymo lyderystę ir tikrai jaučiausi labai savo vietoje, nes toks tarsi tęstinumas gavosi, nėra kad planuotas, bet toksai taip labai natūraliai susiklostęs. Tai be galo džiaugiuosi, kad studijos man buvo toks, sakyčiau, periodas, kada aš galiu ne tik teorinės žinias įgyti, bet kadangi sekėsi nesunkiai, aš visada turėjau ir darbą, kur aš galiu viską pritaikyti praktiškai. Nuo Lietuvos televizijos iki įvairių komercinių įmonių, kur galima dirbti rinkodarai, komunikacijoje, projektų valdyme. Tai viskas man labai kažkaip buvo toks vienas didelis geras kombo. O koks tas pats pirmas darbas buvo? Pats pirmas mano darbas buvo Lietuvos televizijoje. 4 metus aš tam beveik praleidau komunikacijos departamente, dirbau po to su įvairiam laidom, su Andrium Tapinu, su Algimantu Čekuoliu. Tai aš, kaip sakau, man buvo tokia kaip antra paauglystė, kai aš galėjau save formuotis šalia žmonių, kurie yra tautos intelekto atspindžiai, veidai ir vedliai tam tikrą prasme. Tai labai daug išmokau nuo darbo etikos iki požiūrio, iki apskritai įvairiapusiškumo žinių prasme. Tai man tiesiog buvo be galo įdomu. Ir tuomet po Lietuvos televizijos pradėjau dirbti sveikatingumo srityje, bet irgi visą laiką mano visas kelias buvo marketingas, rinkodara, komunikacija. Nors daug turėjau, sakyčiau, darbų iki dabar, gal kokius 5, bet aš visą laiką jaučiausi, o įmonės buvo be galo skirtingos. Ir aš tokį viduje turėjau, kas su manim negerai, kodėl aš negaliu vienoje įmonėje, ta prasme, vienos krypties įmonėje, industrijoje dirbti, nes visos buvo labai skirtingos, kol supratau, kad mano pats interesas yra tas pats, viskas yra komunikacija ir marketingas, tai kuo tu esi spalvingesnis ir daugiau patyręs, tuo daugiau tu gali tų industrijų ir paliesti. Tai tada galvoju, gerai, išsigryninau savo, kas man yra aišku, kas vienyje mane pačią savo viduje. Ir tada buvo labai įdomu kaip tik eiti per tas industrijas, tai nuo Lietuvos televizijos iki sveikatingumo, tuomet tada buvo tarptautinė tokia kompanija, dirbtinio intelekto, cyber security, tai iš vis tam buvo tech. Man labai norėjosi įrodyti, kad moteris gali būti tech industrijoje irgi, ir tada prasidėjo tas women in tech visas judėjimas. Tai labai daug palaikiau ir tą judėjimą, man buvo tikrai labai įdomu, kol galiausiai pajaučiu, kad visai mane šaukia ir tas grožio sritis. Iš tiesų, ten man tas pasiūlymas dirbti apskritai grožio industrijoje atsirado labai natūraliai. Mane pakvietė tai čia buvo konsultuoti. Kažkoks pasiūlymas. Taip, mane pakvietė konsultuoti. Aš tuo metu tiesiog turėjau savo darbą ir tiesiog jau rinkoje gal šiek tiek vardą kaip marketingo rinkodaros specialistė turėjau šiokį tokį, tai parekomenduodavo vieni kitiems, žinot, kartais kažką kuri ir sako, susiskambink su to žmogumis, tau padės. Tai ir mano taip atveju buvo, mane susirado viena kompanija, kuriai aš padėjau konsultacinių principų, po to jie man pasiūlė ateiti pas jas dirbti jau abiem kojomis. Tai tikrai pajaučiau, kad atradau savo industriją. Nes tu esi ne tik sraigtelis dideliai sistemai, bet tarkim jau grinai grožio industrijos atveju ir mano konkrečiai atveju buvo taip, kad kuriant komunikaciją, tu esi labai artimas vartotojui, nes vis tiek yra grįžtamasis ryšys labai greitas, jo labai daug, gali dalyvauti renginiuose, parodose, kalbėtis, nesi tik tas žmogus už kompiuterio viską sutaipina ir jūs darykit kaip norit, aš savo darbą padariau, niekada aš nebuvau toks žmogus, man vis laik buvo labai įdomu prisiliesti arčiau. Tai ta industrija man tą davė ir aš jaučiau, kokį pokytį gali sukurti produktas, kad ir kaip bebūtų žmogaus gyvenime, ar ne, toks gaunasi iš didžiulės apimties, tu grįžti prie vieno, to, su kuriuo kuri santyki. Ir man tas būdavo grįžtamasis ryšys be galo svarbus. Ir taip pradėjau labiau apskritai gilintis į industriją, kokie yra jos trūkumai, kokie yra poreikiai. Iš to tiesioginio bendravimo su klientais tikrai labai daug natūraliai įžvalgų gimė viduje, kas galėtų būti kitaip industrijoje. Kol vieną dieną pagalvojau, jeigu aš turiu minčių, kas galėtų būti kitaip, tokioj perpildytoj grožio industrijoje, gal verta pabandyti jas įgyvendinti, nes niekas kitas nedaro ir man vis laik kildavo klausimas, kodėl. Tai ar nepasiteisina komerciškai, ar tiesiog niekas nepagalvoja, arba kartais būna tiesiog
polėkis, ar ne, tiesiog iš inercijos viskas juda kaip juda. Taip. Ir pasiseka dažniausiai turbūt tiems verslams, kurie turi kažką atsinešti naujo, kurie nori pasakyti apie tą patį iš kitos perspektyvos, ką ir padarėme mes iš tikrųjų. Aš dar labai daug iš tavęs girdžiu tavo kalboj ir keliaujant per visą tavo karjerą. Pagalba. Ne tai, kad tu teiki paslaugą, bet tu nori padėti žmonėms. Pirma, tai šitą labai norėčiau pabrėžti, nes labai smagu girdėti ir aš galvoju, kad kai tu supranti, kad tai yra pagalba žmogui, kad tu nori padėti, prisidėti, ne, ar gal kažkokiu tai rinkodaros planu, ar rinkodaros strategija, ar kažkokiais patarimais, tai vėlgi tikriausiai ir tas sąryšys ir ryšys ir su žmonėmis visai kitaip ir išsidirba. Tai ta pagalba žmogui. Tikriausiai tas dabartinis prekės ženklas MEF Scientific tikriausiai ir gimė iš noro padėti žmonėms. Taip, aš apskritai labai į verslą žiūriu holistiškai, man atrodo, nėra pasaulyje vietos naujiems verslams, kuriuose nėra misijos vidinės, bet ir nelabai gal tie verslai ir gimsta, nebent labai trumpam, su idėja ir su tarptautiniu potencialu, kaip yra, tarkime, MEF atveju. Tai mano tokia vidinė misija yra padėti moteriai bent truputį jaustis geriau savo dienoje. Ir aš labai tikiu, kad mūsų produktai veikia kaip domino kaladėlė, nes tu atsikeli ryte, ar ne, ir ką pirmą darai, išsibrausi dantis ir taip toliau, panaudoji ir tada naudoji kosmetiką. Ir jeigu tu atsikeli ryte ir jautiesi savo odoje, savo kūne nesaugiai, tau sugadina nuotaiką, aš nekalbu apie tą tiesiog paviršutinį grožį, bet apie jausmą su savim. Tai kai tu atsikeli ir tu jautiesi gerai, nesi priversta dažytis, kas yra slėptis tuo jausmu, jeigu tu nori dažytis, gali, bet tu neprivalai. Patinki savo kokia esi, tai tas yra didžiulis, man atrodo, motivatorius apskritai dienoje, eiti ją ir užkariauti ir, ta prasme, gyventi gyvenimą su labiau pozityviu požiūriu negu bloga nuotaika, kažkas netinka, nepatinka, nes viskas prasideda nuo mūsų ryto. Vienintelis sprendimas, ką mes galim padaryti ryte, tai yra kokia ta diena bus, gera ar bloga. O dar jeigu supaprastinant, tai vienintelis dalykas, tai pasikloti lovą ar ne. Ir nuo tokių mažų dalykų labai daug kas pasikeičia, ar ne, kaip viskas rutuliosis. Tai mano atveju aš nusprendžiau pasikloti tą lovą, nes man patinka grįžus namo rasti tvarką. Tai lygiai taip pat ir vonioje man patinka turėti kokybiškus produktus, kurie man duoda pasitikėjimą savimi ilgalaikiai perspektyvai ir trumpalaikiai taip pat. Tai būtent su ta idėja aš ir sukūriau MEF, mes su komanda, su partneriais visą laiką labai akcentavomės į kokybę ir iki šiol tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. Nieko nenori apgauti dėl to, kad labai greitai būtų aišku, neveikia, nes arba veikia, arba neveikia. Tai turi veikti. Tai aš žinojau iš to industrijoje, kas veikia, kaip turi veikti, kas daro žalą, ko nereikia dėti, keista, kad kažkas deda ir taip toliau, tokių visokių dalykų. Tai tikrai su ta misija mes ir iki šiol einam, kartais būna, žinot, tai yra labai gera kelrodė žvaigždė, kai kartais pasimeti darbų ir reikalų visoj lavinoj ir galvoju, kodėl aš tai darau. Atsimenu, išsiaiškini vėl su savim, kad tai yra dėl tos pagalbos, dėl tos misijos. Ir kas yra be galo gerai, kaip ir minėjau, būtent šito industrijoje. Man kodėl patinka būti, nes yra grįžtamasis ryšys, kai žmonės parašo laiškus, tai pakeitė mano gyvenimą. Aš ten 20 metų turėjau kažkokią problemą ir tas produktas pakeitė mano gyvenimą. Taip. Ir tai yra ne tai, kad ne apie produktą čia yra, bet apie tą jausmą, kad žmogus jam taip padėjo, kad jisai net parašė laišką. Ir aš skaitau ir kad jis būna net susigraudinu kaip miela. Tikrai. Tai aš ir galvoju, kai gamini tos kokybiškus produktus ir pats nori padėti žmonėm ir kai matai tą atgalinį ryšį, kad tu tikrai padedi, tai tada tikriausiai yra tas didžiausias pasitenkinimas. Taip, didžiulis. Kaip visą šitą kelionę nusprendai pradėti? Mes sakom, kad taip buvai realiai rinkodaros žmogus visą laiką. Taip. Ir tam, kad kurti tokius produktus, tikriausiai vien rinkodarinių žinių neužtenka. Vėl čia matyti medicina iš po vaikystės lieka, ne kažkur. Potraukis, taip. Taip. Tai su kuo pradėjai visą šitą veiklą? Tai apskritai vienas lauke nesi karys. Tai aš be abejo turėjau partnerius, mano labai nuostabus kolega ir partneris, kurio verslą visą šitą pradėjome, buvo chemijos mokslų daktaras. Mes buvom be galo geras kombo abudu, nes aš turėjau viziją, žinojau, kokių produktų reikia, kokių ingredientų norėčiau ir kokių nenorėčiau, nes man atrodo yra labai svarbu žinoti ne tik, ko nori, bet ir ko nenori. Taip. Gyvenime, versle, santykiuose visur. O jisai buvo be galo geras kūrėjas su tuo briefu.
čia kaip menininkui, tu paduodi idėją, ko reikia ir tada jisai jau išlipdo. Na ir išlipdo ten 20, 30 ar 100 prototipų ir tada aš keliauju namo ir viską testuoju. Ant savęs. Ant savęs, 100% tik ant savęs, kad žinočiau, kaip tada jau iš rinkodarinės pusės, kaip aš noriu apie tai kalbėti, kaip aš noriu savo komandą įkvėpti, kuri kalba vartotojai. Tai aš nepabandžius negaliu žinoti. Tai viską bandžiau ant savęs. Mano oda visą laiką laboratorijoje juokaudavo kolegos kaip lakmuso lapelis, be galo jautri viskam. Tai labai gerai būdavo iš karto ištestuoti. Ne kartą esu labai raudonų veidų nuėjęs miegoti ir galvoju... Gal kaip čia bus dabar? Taip, galvoju, tik atsibuščiau jau, kad praeitų tą alerginę reakciją ar dar kažkas, kol mes patys mokėmės iš savo klaidų, kas irgi yra labai geras tobulėjimas, žinoma, mokėmės ir iš kitų klaidų, bet tas toks procesas produktų kūrimo buvo tikrai nuoširdžiai 100% tik mūsų rankose ir su aukščiausios kvalifikacijos specialistais, tai ir su jautriausios odos testinė grupė. Ir jau produktai, kurie praeidavo mano vertinimą, tuomet jau mes juos siųsdavom į įvairias laboratorijas ir tebesiunčiam dermatologinius tyrimus, instrumentinius tyrimus, visokias fokus grupės tam, kad užtikrinti kiekvieną teiginį, kurį mes teigiame. Ir man pačiai, kad būtų tikrai dar 10 kartų patvirtinta, kad rezultatas, kurį mes žadame, ir bus pasiektas, nes aš nenoriu žmogui parduoti pažado, aš jam noriu parduoti pokytį, net ne parduoti, o duoti, dovanoti tą pokytį. Jam tai reikia priimti sprendimą, pasirinkti eiti tuo keliu kartu su mumis. O koks pats pirmas produktas buvo, kurį jūs sukūrėt ir paleidot į rinką? Tai pats pirmas produktas, kad ir kaip bebūtų juokinga, buvo mūsų prausiklis, kuris iki šiol yra mūsų pats populiariausias produktas. Kurį tikrai žino, manau, visa Lietuva, tai tikrai. Apie eksportą dar pakalbėsim, bet aš irgi esu su šitų produktų susipažinus, tai tikrai. Aš irgi jį naudoju iki pat dabar ir neplanuoju keisti. Bet tas prausiklis, irgi, jisai padeda ir akne sergantiems. Taip, Tai kaip gimė tas toksai poreikis, nes pati minėjai, kad esi jautrios odos savininkė, bet ar turėjai galbūt kažkokių odos problemų, iš kur gimė ta mintis būtent, tarkim, tą prausiklį padaryti, pagaminti? Tai mano mintis tokia yra. Aš visą laiką tikiu, kad žmonės renkasi lengviausiai iš vieno. Aš norėjau sukurti produktą, kuris būtų vienas ir viskam, bet nebūtų neaišku kam. Nes kai yra viskam neaišku kam, ar ne, tai aš norėjau būtinai sukurti tokią formulę, kuri dirbtų, veiktų kaip dirbtinis intelektas. Ir būtent organinės rūgštys turi tą savybę. Kai oda turi tam tikrą problemą, labiau išryškintą, tai produktas į ją ir fokusuojasi, ją ir sprendžia. Tada jinai išsisprendžia, tarkim, bėrimai, ar ne, sumažino akne sukeliančių bakterijų kiekį, rūgštys organinės ir tada oda jau tampa lygesnė, gražesnė, bet tu toliau naudoji tą produktą, yra kita kažkokia problema, ar tai riebalutumas, ar tai poros, ar tai kažkas, bet kokiu atveju visą laiką yra dinamiškas procesas, ar ne, odos tas gyvenimas. Tai labai norėsiu man turėti sukurti tokį produktą, kuris nuolat būtų aktualus. Ta formulė tikrai užtruko, gal mes 1,5 metų, 2 gal metus net ją ir kūrėm, kol aš galiausiai jau galvoju, čia tai, ko reikia, nes labai norėjau sukurti ne tik veikiantį aktyvų produktą, bet ir tuo pačiu saugantį vartotoją nuo jo galimų klaidų, kas yra labai svarbu subalansuoti tada visas koncentracijas, aktyvumus, neutralizacijas, kiek laiko naudoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia ir yra, žinot, ingredientų turi visi gamintojai tiek pat leistinų šito industrijoje. Bet visa paslaptis yra metodas. Kaip tu kuri ir kodėl tu kuri vienus ar kitus ingredientus, tas subalansavimas. Tai mes taip ir galvojom, kad aš norėjau sukurti produktą, kuris veikia tobulai, išmaniai ir tinka praktiškai kiekvienam pagal jo poreikius. Dabar mes turime ir daugiau tų prausiklių, bet tas pirmas buvo metus ar gal net ir 2 metus vienintelis. Po to tik tais pradėjom ten gilintis šiek tiek ir į kitas problemas. Arba žmonės, kurie, tarkim, nenori rūgštinių priemonių naudoti, tai ir jiems norisi kažką pasiūlyti, nes didžiulė vartotojų bazė atsirado. Bet tas vienas prausiklis man vis laik buvo pirmas žingsnis, kurį tu turi žengti. Taip, ta prasme, tu negali išeiti iš namų, jeigu tu neišlipsi ryte iš lovos. Taip. Tai man tas prausiklis yra išlipimas ryte iš lovos, tu turi panaudoti vieną gerą dalyką, kad po to visą kitą, kad tu naudosi odos priežiūros kelionėje, kad veiktų taip, kaip reikia. Tai prausiklis buvo pirmas, tuomet mes nukrypom į serumus,
serumai irgi buvo mūsų stiprioji pusė ir tebėra, koncentruoti, aktyvus, irgi sprendžiantis problemas. Turėjom, man atrodo, 3 pradžioje, dabar jau turime daugiau. Ir tik po kurio laiko sukūrėme kremus tam, kad vartotojai labai labai to prašė, norėjo. Dažniausiai žmonės turi tą savo rutiną naudoti kažkokio vieno prekinio ženklo produktus. Tai mes norėjom jiems suteikti tą galimybę rinktis kokybę nuo pirmo iki paskutinio žingsnio. O kaip gimė pats MEF pavadinimas? Ta prasme, ar jis yra su kažko susijęs, ar čia tiesiog atsikėlė vieną rytą ir sakai, bus? Taip. Kaip buvo? MEF pavadinimas iš tikrųjų yra tokia istorija, galvoju, čia sakyti tiesą ar ne? Sakyk tiesą. Mums patinka tiesa ir nuoširdumas. Aš jį praktiškai susapnavau. Beveik atspėjau. Beveik užtaigiau. Bet kita vertus vėlgi, kaip veikia smegenys? Mūsų smegenys niekada nemiega, ar ne, tik tais atsinaujina, regeneruojasi, ilsisi, bet pasąmonė visada veikia. Ir aš labai tikiu to pasąmonės gale ir aš tiesiog savo buvau uždavusi užduotį sukurti prekinio ženklo pavadinimą, kuris būtų labai trumpas žodis, iš 4 raidžių, maks iš 5, idealu iš 3 arba 4. Ir kad jisai, tas žodis turėtų labai aiškę prasmę ir reikšmę. Ir mano pačios kaip asmenybės dalykas yra matematika, logika, man vis laik norisi eiti į tą pusę, kad būtų viskas kuo aiškiau, bet įdomu, bet tokia loginė seka, minties raida ir taip toliau. Tai norėjosi man tokio žodžio ir iš pradžių buvau sugalvojusi žodį match, bet man atrodo Maybelline ar L'Oreal kažkuri kompanija pasileido makiažo pagrindą True Match ir galvoju, nesąmonė, tarsi negali tai būti, nes atrodys, kad mes kažką kopijuojam ir aš, man jisai kažkodėl tuo metu patiko, bet aš žinau, kad tai nėra tai. Ir su ta mintim iš vakaro užmigau, kad tai nėra tai, o ryte atsibudau su mintim, kad čia MEF yra tai, ko reikia. Ir man MEF tada gavosi taip, kad turi prekinis ženklas labai daug vertybinio pamato taip pat. Nes matematika yra viso ko pagrindas, visų mokslų pagrindas, ten gamtos dėsnių, tam tikrų, viskas yra per tai paskaičiuojama. Ir mūsų verslas yra be galo preciziškas. Formulės yra matematiškai apskaičiuotos, labai daug tos logikos, labai daug testavimo, visi tyrimai, visur skaičiai, visur matematika. Tai aš galvoju, čia tiesiog tobulai tinka. Tikrai, tikrai. Ir turim pripažinti, kad prekės ženklas tikrai veikia puikiausiai, lietuviai tikrai atpažįsta ir prieikime prie to viso atpažįstamumo ir to kelio, ne, kaip priėjote šito taško. Ne. Labai daug įtakos tikriausiai turėjo ir nuomonės formuotojai, ne, nes jie tikrai yra įsitraukę jūsų prekės ženklo veiklą. Tai kaip atsirenka tos nuomonės formuotojus, kuriuos norit, kad jie būtų jūsų prekės ženklo veidai? Tai aš gal dabar, tarkim, jau iš verslo perspektyvos žiūrint ir apie aktualijas galiu pasakyti, kad tai buvo kas veikia ir kaip keičiasi dabar, kur mes einame ir kaip mes tai matome. Tai pagrindinis dalykas, kaip mes atsirinkom tuo metu nuomonės formuotojus, buvo per jų įvaizdį mano akise, komandos akise, visuomenės akise. Nemažai tikrai neslėpsiu, turėjau pažinčių iš televizijos laikų, realiai visi buvo vieno skambučio atstumu, bet aš vis tiek rinkausi tuos, kurie tiki produktų ir nesame niekada dirbę su MEF, su influenceriu, kuris nenaudoja kosmetikos pats, mūsų kosmetikos. Tai būdavo labai svarbi ir asmenybinė pusė, ar jisai yra su mumis šitoje kelionėje iš tiesų, nes mums nupirktų atsiliepimų nereikia, aš žinojau, kad mūsų kosmetika veikia ir taip, man nereikia mokėti už tai, kad meluotų. Tai tikrai arba kurtų kažkokias iliuzijas, bet tai atsirinkdom pagal tai, kaip vertybiškai sutampa, ar mes susikalbam, ar yra gera energija iš to žmogaus, tiesiog kalbant ir apie prekės ženklą ir apskritai jo įvaizdį, kiek jisai yra įsitraukęs ir nori kartu kurti, nes mes daug turėjome ir įvairių fotosesijų, filmavimų, laidų, laivų įvairiausių, tai norėdavosi asmenybę, kuo turėti įvairesnę, kad kalbėtų su skirtingo tipo vartotojų. Ir per laiką, tai čia buvo prieš 4 metus. Ir per šitus 4 metus labai daug pasikeitė ir industrija ir visa kita. MEF tikrai išaugo per tos pirmus metus, mes kai pradėjome, nes tikėjom tokių pardavimų, labai greitai išaugo apskritai žinomumas ir susidomėjimas, bet mes vėlgi turbūt atėjom tokioj blizgioj industrijoje, atėjom tokie statiški, solidus, tokie šiek tiek intravertiški. Tai tas kontrastas greičiausiai sudomino žmonės ir buvo įdomu ir per nuomonės formuotojus pamatyti kažką kitokio. Ir tuomet prasidėjo sniego gniūžtės efektas, iš lūpų į lūpas atsiliepimai, kad gerai veikia. Tai tas vėlgi motyvuoja, bet natūraliai ir tada jau verslo pardavimam viskas dėliojasi labai teigiamai, pozityviai. O ar atsimeni, kuris influenceris gal buvo tas pats pirmas, kurį jūs pasirinkote? Žinoma, atsimenu, niekada nepamiršiu Indrė Kavaliauskaitė.
Taip. Mes Ir darėm Indrė su- iki šiol atstovė, yra jūsų prekės ženklo galbūt Mes su ambasadorė. ja dirbame 3 gal metus ir dabar mes tiesiog, kad taip jau visiškai oficialiai Taip. nesame apsibrėžę nei su ne vienu, dėl to, kad Taip. yra labai įvairi situacija rinkoje ir įvairūs tie influenceriai veikia skirtingai, tai mes stengiamės patys būti atviri visiems ir jie mums yra atviri. Gal net ir apskritai pasikeitė dinamika tarp prekės ženklų ir nuomonės formuotojų, nebėra to, kad vienintelio reikia atstovo. Tai jeigu susiklosto situacija, tai tikrai žinoma, mes mielai dirbam kartu ir aš, pavyzdžiui, Indrai visada būsiu dėkinga už tai, kiek jinai atidavė širdies, kaip jinai mylėjo mus. Ir atsimenu tą patį pirmą išėjimą su influenceriu, MEF kontekste, tai yra su ja, kad net mane vos nesugrūdino. Jinai pasakė, aš atsimenu, pristatė MEF savo auditoriją ir jinai pasakė, aš šito ryto laukiau kaip kalėdų ryto, nors buvo vasara. Ir tada sako, norim papasakoti apie MEF. Ir tiesiog, tikrai, ir tas kalėdų rytas man apskritai yra, nežinau, tokia asociacija kiekvieno ryto moters vonioje su MEF. Iki šiol. Labai gražu. Tai aš jai visada būsiu už tai dėkinga ir tikrai su influenceriais tas darbas įdomus, bet dabar mes pastebėjom, kad reikia krypti labiau į santykio su vartotojų kūrimo per ir mane šiek tiek, nes norisi pamatyti, kas slepiasi už to prekinio ženklo, bet ir per tikras istorijas ir kitų vartotojų. Tai mes norim tapti labiau toks socialus ir atviras brandas žmogui, žmonėms ir dėl žmonių, ne tik jau kalbėti per žinomus veidus. Marija pozicionuoja tikrai kokybišką ir gerą prekės ženklą, gerą produktą. Ir palyginus, gal su kažkokiom profesionaliom priemonėm ir su tom profesionalių priemonių kainom, atrodo, jog MEF priemonės yra sąlyginai pigesnės, gal tiksliau būtų pasakyti, labiau tą prieinamą kainą yra, negu profesionalios kažkokios kosmetikos. Kaip taip gali būti? Kaip jums tai pavyksta išlaikyti tą tokį balansą ir tą kainą prieinamą, tai gal yra vis tiek kažkokia paslaptis? Tai kalbant apie kainas, iš esmės yra 2 dalykai. Vienas yra kainodaros logika, žiūrint su rinka Lietuvoje, tai mes gal labiau žiūrėtume į tam tikrus prekinius ženklus, kurie yra kuriami ir gaminami Lietuvoje ir į lietuvio perkamąją galią. Ir kitas yra dalykas dėl tos profesionalios kosmetikos. Tai profesionalios kosmetikos kūrėjai dažniausiai dirba su profesionalais, yra kosmetologais. Ir kosmetologai turi savo darbui profesinės linijas profesionales ir tuomet jie jau parduoda savo klientams produktus, kurie kaip yra tęstinumas to, su kuo jiems darė procedūrą. Mes, kadangi nesame tiesiog orientuoti į darbą su kosmetologai šiuo metu, dėl to, kad norime būti prieinami kuo platesniai visuomenės daliai, tai ne visi žmonės gali sau leisti kosmetologus ir jų rekomendacijas. Tai pagal tai žiūrime ir tai, kad mūsų produktai galbūt ir neturėtų būti jau grinai kainų kategorijoje, kur ten yra 60 ir plus eurų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, mano asmeninė misija yra padėti moteriai jaustis gerai su savyje, su savo oda ir pasitikėjimo savimi. Tai jeigu mano produktai kainuos tokią sumą, kur moteris negali sau leisti to, tai viena, ko aš norėsiu ir ką aš sakysiu, ir kita yra, ką aš darysiu, o man turi tas labai dėrėti. Tai iš kainodaros pusės mes irgi stengiamės šitoje vietoje subalansuoti, kad būtų prieinama kiek įmanoma labiau, kiek įmanoma didesniam kiekiu žmonių, bet tai priverčia taupyti tam tikrose vietose, ten tarkime dizaino prasme, ar net daugelį dizainų, kuriuo aš ir mano labai artima kolegė dizainerė, kuri nuo pat pradžių buvo kartu su MEF. Tai yra idėja ir yra talentas, ar nesusijungia. Tai mes esam toks geras kombo. Nėra taip, kad mes samdomės labai brangias agentūras. Su influenceriais taip pat, jeigu yra artimesnis pažįstamas, galbūt galima, ar ten mes dirbam ilgiau kartu, susitarėm vienokią kainą. Vis tiek yra verslas, dėrybos, stengiasi. Tai mes tiesiog stengiamės nešvaistyti pinigų vien dėl to, kad mes jų turime, o stengiamės sutaupyti ten, kur tik įmanoma, kad galėtume klientui pasiūlyti palankesnę kainą. Tai iš esmės gal ne visai reikia lyginti pigesnę ar brangesnę, labiau galvoji, kokią tu nori sukurti vertę ir padėti žmogui įsigyti tą vertę. O kiek šalių šiam momentui MEF produkcijos yra eksportuojama? Tai yra Švedija, yra Vokietija,
dabar darome su Šveicarija dermatologiniu tinklu dideliu. Tai tokios pagrindinės, į kurias mes fokusuojamės, mes kaip verslas, aš kaip verslo savininkė, tai yra 3. Bet žinoma, perka ir iš Anglijos nemažai, ir iš JAV. Labai daug gaunam užklausų iš potencialių partnerių, distributorių arba tų, kurie nori perpirkti verslo modelį, frančizę, tarkime, nuo Kanados iki, žodžiu, Japonijos. Net yra Japonų vienas didžiulis tinklas labai susidomėjęs. Tai tikrai tas prekinis ženklas, kas man gera, kad jisai turi potencialo būti suprastas visur šalyse, iš savo vizualinio identiteto, iš savo pavadinimo, iš savo vertybinės perspektyvos, kaip mes kuriam, iš formulių formulavimo, iš patentų. Visas tas tikrai atrodo sudėta į gerą konceptą. Dabar tik reikia, žinot, irgi neapsižiūrėti kasnio, kuris yra per didelis, nes mažam verslui suvaldyti didelį augimą tai yra mirties nuosprendis. Reikia suvaldyti, ta prasme, nereikia paleisti visko tais bėgiais, kad nuvažiuotų. Tai mes tokiam ir esame etape sistemingai ir po mažą žingsnelį, nes jau tikrai per šitus 4 metus buvo skaudžių pamokų įvairiausių, kaip atrodo viskas jūrai iki kelių ir tada žiūri, kad jau tu ties tais keliais ir skęsti. Tai reikia tikrai labai turėti daug sąmoningumo renkantis. Bet sakau, kol kas 4-5 šalis tokios yra, kurios ir mano visada buvo svajonė jose atsirasti. Ir kultūriškai atrodo dera prekinis ženklas, nes kai tu gali su mažiausiai pokyčių pasiekti geriausią rezultatą, tai yra kelias, kuriuo reikia eiti. Sutinku. Ir man dar toks irgi kyla klausimas, vienas tam verslo kelyje nesi geras karys, ir kaip pati minėjai, tai kiek šiuo metu MEF komanda turi žmonių? Tai mes MEF komandoje per šitus vėlgi 4 metus buvo be galo daug pokyčių, mes turėjome 30 žmonių daugiausiai. Šiuo metu mes turime 4, nes pakeitėm labai verslo modelį iš to, kad turėti viską viduje, geriau kreiptis į konkrečius savo sričių profesionalus ir labiau pereiti į tam tikrą outsource vadinamąjį modelį. Taip. Ir pas mus lieka visas formulių kūrimas, testavimas, rinkodaros dalis, ta vizija, verslo dalis su manim, bet nuo finansų iki pačios gamyklos mes outsourcinam, netgi ir tam tikras performance komandas, dėl to, kad visos tos komandos, jie specializuojasi ten, kuriems yra geriausi ir man kaip verslo savininkiai yra daug lengviau ateis pas profesionalus, duoti jiems tiesiog užduotį ir sustarti, kaip jinai bus įgyvendinama, negu kaip verslo savininkai turėti viską viduje. Ir aš nesu visų sričių specialistė, bet komandos žiūri į tave kaip į visų sričių specialistą ir kartais tu tiesiog vietoj to, kad fokusuotumės į verslo auginimą ir kur esi geriausias, tu pradedi fokusuotis į žmonių emocijas, atostogas, dokumentacijas, visokius leidimus ir taip toliau, kas be galo atima ir pasitenkinimą savo profesinę kelionę. Galvoju, kaip aš iš tos idėjos ir pasimėgavimo atsiradau po šūsnių ten lapų ir milijonų gausain parašų. Tai dėl to mes viską taip gana drastiškai pakeitėm, nes matom, kad kitas dalykas ir augant, turint savo gamyklą, tu taip greitai neišauginsi gaminamų kiekių, negu tu gamyklai, kur ir taip jau yra didžiulė, tu paprašysi, ar tau reikia 10 000 vienetų, ar tau reikia 100 000, tai jam prisidės 5 dienos, nes įranga jau gali tai padaryti, kai man prisidėtų 5 metų ir 500 000 investicijų, prasme, kad man tą visą įrangą susipirkti. Tai, žodžiu, čia toksai kaip ir rizikų valdymas gaunasi. Marija, tikrai aš tiesiog girdžiu, kad tu esi žmogus gyvenantis tuo, ką darai ir tas labai džiugina. Dėl to tikriausiai ir tokį rezultatą turi. Bet jeigu pagalvotumėm ir dabar atkeliautumėm prie to taško, kur tu ateini po darbo namo, ką tu mėgsti veikti, koks yra tavo laisvalaikis, hobis? Tai priklauso nuo sezono, metų laiko, bet šiaip aš stengiuosi, nėra taip, kad aš išeinu iš darbo ir tampu kitu žmogumi. Mano asmenybės tipui geriausiai veikia, kai aš dienoje turiu tokius įsižeminimo taškus. Man nėra taip, kad aš išeinu iš darbo ir man dabar jau reikia viskas ilsėtis, nes aš dienoje ir padirbu, ir pasiilsiu. Tai ar tai būtų, nežinau, kavos pertraukėlė su kažkokia tai poilsį skatinančiam mintims muzika, ar pokalbis su kolegė, ar pietus, kai aš nedirbu, nes kartais būna tu pietauji ir prie kompiuterio. Du viename? Taip, ar ten, nežinau, net kažkur važiuojant, ten pasižiūri, turiu automobilyje dukros gimtadienio kvietimą
Ir jisai man, aš kaip, pavyzdžiui, važiuoju kažkur pavargus į susitikimą, jisai toks spalvotas, aš jį pasižiūriu ir man iš karto palengvėja, tiesiog įkrauna tam tikri dalykai. Ir aš pastebėjau, kai va tokių mažų prisigaudai, tai tavo visas vakaras tampa toks pats geras kaip ir diena. Tai arba, pavyzdžiui, net kartais būna, net ir dienos eigoje, 3 kartus per savaitę pasportuoju dienos eigoje, 2 kartus per savaitę vakare, tarkim, pasportuoju. Tai tokia atsiranda dinamika, tai man nėra tokio visiškai poreikio išsikrauti tik tais po darbų grįžus, o bendras hobis, jeigu vasarą, tai aš, man aktyvūs sportai visai patinka, snowboardinimai, wakeboardinimai, surfinimai, kas yra susijęs su vandenio ir sniego, stichijos tokios, bet vėl grįžtam prie gamtos. Vėl grįžtam prie gamtos ir nemažai laiko, metus laiko gyvenau apskritai prie vandenyno, kur nesijaučiu nei savaitgalis, nei rytas, nei vakaras, man aš tiesiog pasižiūriu, man iš terasos arba ofiso matosi vandenyno vaizdas ir man jau viskas yra gerai, man nėra to, kad reikia išsikrauti. Tai plaukiamas, viskas, kas susijęs su vandeniu, man labai labai artima. Toksai, bet tai yra mano kasdienybėje, kaip ir integruota. Nepasakyčiau, kad pasikrauni tuo, ką integruoji į savo dieną ir tau to užtenka. Taip, bet aš šiaip iš tikrųjų turėjau šitą išmokti ir manau, kad čia visai geras yra tipsas apskritai versle ir ar kuriant savo verslą, ar apskritai kasdienybėje, nes tavo diena prasideda, tada tu turi visą chaosą reikalų ir tavo diena baigėsi, tai čia yra startas, gaisras, pabaiga. O tu turi turėti startą, įsižemini, padarai kažką, įsižemini ir tada gaunasi toksai normalus balansas dienoje, vietoj to, kad tu išsitaškai. Tai man atrodo, šitas, jeigu taip susidėliot, aš labai vizualiai esu, tai aš taip susidėliau, nusipiešiau ir man liko tas. Nežinau, kaip kam kas veikia, bet iš tikrųjų šitas tikrai geras dalykas. Atrasti mažus dalykus, kurie dienoje tave nuramina. Manau, kad labai protingas ir geras patarimas, bet lygiai taip pat manau, kad prie to etapo tikriausiai irgi gyvenime reikia prieiti ir pačiam matyti, patirti ir suprasti, kur tas taškas yra, kai tau jau reikia šiek tiek ir sustoti, įsižeminti ir šiek tiek pristabdyti. Pajausti save taip, nes tai inercija labai įtraukia. Taip. Čia jau niekam nepaslaptis, perteigimai, nerimo priepuoliai, visas pasaulis eina iš proto. Taip. Tai, bet tik tais tu... Žinot, nuo galiu iki negaliu arba nuo problemos iki sprendimo yra tarpas tarp 2 ausų. Tai ką tu čia turėsi, savo galvoje ir mintyse. Taip ir bus, tokios bus ir mintis, tokios bus ir dienos. Marija, o jeigu reikėtų apžvelgti savo karjerą ir pasakyti gyvūną, kuris atspindėtų tave karjeroje, nes mes čia tinklalaidės pavadinimą turim tokį alter ego ir būtent to klausiam kiekvieną svečią. Kuris gyvūnas geriausiai tave karjeroje atspindėtų? Aš galvoju, jeigu ne gyvūną galėčiau rinkti savo paukštį, tai aš pasirinkčiau gulbę dėl kelių dalykų. Tai vienas yra tas, kad karjera auga ir keičiasi ir tu per tą procesą augi ir keitiesi. Tai nuo mažo to bjauriojo ančiuko viduje, kuris yra neužtikrintas ir nežinantis, tu esi priverstas proceso metu keistis ir augti, kol tie sparnai atsiranda. Bet tuo pačiu man atrodo, kad mano srityje ta estetika, grožis, švara, baltumas yra irgi dalis to, kodėl man asocijuojasi. Ir dar vienas dalykas, kad man yra labai svarbu, kaip kalbėjom, vertybės. Tai yra ištikimybė, lojalumas, charakterio turėjimas, galėjimas už save pastovėti, bet tuo pačiu mokėjimas būti grupėje. Tai man dėl šitų dalykų atrodo, kad gulbė galbūt geriausiai galėtų tą alter ego apibūdinti mano. Ačiū labai už atsakymą. Iš tikrųjų, turiu pasakyti, kad esi labai šiltas ir mielas žmogus. Tai gražus savo vidumi, tai labai ačiū, kad atėjai pas mus į laidą, pasidalinai savo istoriją ir manau, kad daug ką ją įkvėpsime. Ačiū labai jums. Ačiū.